Vasara. Žmonės glėbesčiuojasi prie autobuso, išlydę artimuosius į kelionę. Sėdynėse įsitaisiusi jauna pora ir jų vyresnis draugas. Jie su intelekto negale. Vyrukai padeda panelį išsirinkti nagų laką. Paskui visi trys pūsdami džiovina jos lakuotus nagus. Laiminga panelė atsilošia sėdynėje ir grožisi vaizdu per langą. Ta pati mergina, jos vaikinas ir vyresnis draugas smagiai užkandžiauja susėdę ant degalinės laiptų. Tada stumia sugedusi automobilį. Dėkingas vairuotojas šypsosi. Bet draugus palieka jų autobusas. Trijulė kiek nuliūsta ir palūkuriavusi nutarė keliauti autostopu. Draugai iškelia nykščius ir sustabdo tamsų kabrioletą. Jų pavėžėja atsigręžia į gale jau įsitaisiusius keliautojus ir šiltai nusišypso. Porelė jaukiai glaudžiasi vienas prie kito, o jų draugas uosto žydrą hortenzijos žiedą. Visi trys mėgaujasi kelione, vėju ir laisvę. Vairuotoja pagarsina muziką. Pasirodo užrašas, kaip gera galėti galėti. Kabrioletas smagiai rieda plentu. Trijulė su gėle miško taku atskuba į proskiną prie vandens, kur prie vaišių stalo jau laukia šventėje pasiruošę bičiuliai. Visi džiugiai glėbesčiuojasi. Tai, ką matote, yra žmonių su intelekto negale svajonė. Deja, vis dar nesuteikiame šiems žmonėms laisvės priimti sprendimus. Jų gyvenimus nulemia artimieji ir globėjai. Pagalbos priimti sprendimus ieškokite www.galetigaleti.lt.